Sveiki, mylimieji. Šiandien noriu paliesti sveikatinimosi temą, bet truputėlį plačiau, truputėlį abstrakčiau pasidalinti tomis mintimis, kurios ateina iki manęs. Jau keletą kartų buvo toks labai gilus pajautimas, kad iš tikrųjų netikslinga visiškai gydyti žmogų, jeigu jis nėra pasiruošęs išgirsti tikrosios gydymo esmės, tikrosios gydymo prasmės. Iš tikrųjų, mes, žmonės, esam tiek prisirišę prie žemės, prie žemiškų pojūčių, prie kūno, prie mitybos, prie vairiausių kitų vairių sukurtų iliuzijų, kad mums iš esmės sunku net suvokti, kad ligos gydymas, ligos kūno sutrikimas priklauso nuo mūsų minčių, nuo mūsų pasirinkimų, nuo mūsų gyvenimo būdų. Ir iš tikrųjų, mes nežinau, ar priverstinai, ar sąmoningai, ar nesąmoningai esame pasirinkę tai, kad jeigu aš susirgau, aš turiu kreiptis į specialistą, tai yra į kitą žmogų, kuris man padės. Visų pirma, tai yra visiškai netikslinga, todėl kad mes tarsi nusimetam atsakomybę nuo savęs. Lygiai taip pat, kaip religingi žmonės iš tikrųjų eina išpažinties, tik įsivaizduodami, kad kunigas, atitinkamas žmogus, kuris paskirtas Dievo, kaip mes įsivaizduojam, kad paskirtas Dievo, mum atleis visas nuodėmes ir aš jau dabar galėsiu gyventi toliau, kaip gyvenau. Visų pirma, norėtųsi jūsų paklausti, kiek jūs pažįstate tokių žmonių, kurie, kad reidami tos pačios išpažinties, va taip numesdami atsakomybę, bet iš esmės absoliučiai nieko nepasikeitę savo gyvenime, buvo išganyti, tapo šventaisiais, jų gyvenimas pakito, jie nustojo meluoti, nustojo gerti, nustojo sirgti ir taip toliau. Lygiai taip pat visiškai nesuvokiama yra, jeigu jūs iš tikrųjų mąstot ir galvojate apie tai, kad kodėl žmogus kreipiasi į specialistą, prašydamas pagalbos, prašydamas sveikatos, kai tas specialistas pats yra ligonis, sergantis, sakykime taip, negalintis savo padėti. Būtinai noriu pabrėžti, kad tikrai nesu nusiteikusi prieš mediciną, tradicinę mediciną, aš juk ir pati baigusi studijas. Ir kalbam apie tai, kad yra dviejų kategorijų medikai, net ir dirbantis tose tradicinėje sistemoje. Yra tie, kurie paklūsta sistemai ir kurie atėjo užsidirbti arba tiesiog dirba nesipratę, ir yra tie tikrieji gydytojai, kurie gydo širdimi, ar ne? Bet net ir tai jau yra praeitis, suprantat? Atrodo, vakar dalyvavau konferencijos, kuri vyks kovo 21-23 dienomis, tema ten apie sveikatą, yra daugiau nei 25 lektoriai, įvairiausių specialistų ir tradicinės medicinos, ir netradicinės, ir energoterapeutų ir taip toliau. Ir susidūriau su tokiu dalyku, kad kalbėjau tik truputėlį apie virusą, apie viruso kilmę keliais žodžiais, apie tai, kaip mes galime sau padėti labai lengvai. Ir buvo užduotas klausimas apie mitybą. Ir kada tu žmogui sakai, kad va dabar yra taip ir taip, tu neturi valgyti to, tu turi sukoreliuoti visą tai, tu turi susisteminti, kas yra svarbu, kas nesvarbu, tu gauni kontrargumentus, kad tai yra visiška nesąmonė, žmogus privalo valgyti, žmogus privalo ilgą laiko tarpą siekti savo mitybą, naudoti papildus ir taip. Ir tu tada supranti, kad koks tikslas yra kalbėti žmogui apie tai, kas dabar vyksta, jeigu jo sąmonė dar yra, įvardykim taip, su kraštais, jinai dar yra siaura, jinai dar gyvena tame 3D etape, kada jam gyvenimas tai yra šeima, jam gyvenimas yra pavalgyti, keliauti, užsidirbti, kada gydymas tai yra nueiti pas gydytojus, pasidaryti tyrimą, kada apie ką mes čia šnekam, religija tai yra nuėjau bažnyčią, kunigas atleido. Bet suprantat, kad atėjo laikas, kada mes turime prisimti kiekvienas absoliučiai atsakomybę už save, už savo gyvenimą, už savo aplinkybės, už savo kūno sveikatą, už savo dvasią, už savo sielą, už savo galimybės,
už savo artimuosius, nepriimant jų naštą ant savęs, bet suvokiant, kad taip, kaip aš gyvenu ir kas mane supa, esu atsakingas aš pats, tai yra aš pati, kaip aš juos reaguoju, kiek aš juos suvokiu, kiek aš suvokiu visatos sistemą. Ir kada vėlgi prieinam prie sveikatos klausimų, man norisi negydyti žmogų, o iš esmės pradėti kalbėti nuo pradžios. Žmogau, kasgi tu esi? Ar tu suvoki, kad gyvenimo, prie kurio esi įpratęs, be atsakomybės, su pasiekmėm, su kančiom, jo nebėra. Jeigu jis yra, tai tik dėl tavo paties pasirinkimo, vienokio ar kitokio, nes tu nori dar matyti tame būti, tu nori dar tą suvokti, tu nori dar tą išgyventi. Tau patogu sumokėti pinigus ir kad kunigas atleisų. Aš ne prieš kunigus. Iš tikrųjų yra begalė šviesių, šventų žmonių ir taip toliau, bet iš to, kaip mes tai priimam, ar ne, sumokėjau, atleido. Lygiai taip pat ir gydymo. Sumokėsiu daugybę pinigų, nuvažiuosiu į kliniką, mane ištirs ir išgydys. Neišgydys. Sakykime taip, tu turi žmogų, artimą, brangų, kuriam nesenai vyko insultas, tu tą dalyką matei, tu tą dalyką matei jau prieš metus laiko, tu sakei, ką reikia pakeisti gyvenime, rekomendavai, kaip žmogaus požiūris turi kisti, vidus turi kisti, žmogus nepadarė išvadų, jis turi tą pasiekmę. Dabar tu vėl jam kalbi, kas yra esminis dalykas, bet tu matai, kaip žmogus griebėsi šiaudo ir vėlgi griebėsi to, kad man padės. Ir tu supranti, kad to nebus. Tu jau dabar matai tame žmoguje vėl tuos procesus, kurie vyksta ir kur neįmanoma yra sustabdyti. Ir pradžia, mylimieji, tai yra tame, kada tu suvoki, kad tu nesi kūnas. Kada tu suvoki, kad tu esi visų pirma siela, kad tu esi Dievo kibirkštis, kad tu turi nerealias galimybės būti sveiku, kad tu turi iš galvos išmesti tokius įsitikinimus kaip, man jau 40, aš jau galiu sirgti, arba man jau 60, čia yra normalu, man jau 80, man viskas skauda, čia yra normalu, aš nebepainu, tai yra normalu. Ką aš jau galiu padaryti tam pasauliu? Suprantate, tai yra tos klišės, kurios atima iš mūsų galimybę būti didžiu žmogumi. Suprantate, šiuo metu yra viskas taip arti tavo dovana, kad tu gali būti įsikūnijime. Arti subtilusis pasaulis. Gebėjimas, 50-100 metų atgal žmogus net neturėjo to gebėjimo būti. Taip aš pati dar 20 metų atgal, kada būdavo regėjimai, buvo atitinkami suvokimai, aš tai suvokiau kaip nenormalybė, kurią tu turi paslėpti, bet kūnu to nejutau. O dabar tu suprantat, tu matai, tu gali savo eterinių kūnų išjausti, sužinoti ir tu natūraliai švelniai nori tai perduoti žmogui, kuris yra pasiruošęs išgirsti, kas yra esmė. Tačiau ateina žmonės paklausyti mano įrašų, atvažiuoja gydytis, ateina į konferencijas tvirti savo senose įsitikinimuose, tokie tarsi šarvuose, kurie tarsi laukia, kad pramušk, pasakyk ką nors naujo. Bet kas iš to, mielieji? Ta informacija ir tos žinios neduosim jokios naudos, nes jūs į visą tai žiūrite su tyriamuoju žvilgsniu, o ne tikėjimu. Su tokiu irgi pažiūrėsiu, ar tu galėsi man padėti. Aš negalėsiu padėti. Galite padėti jūs patys savo. Gali padėti jums Dievas, kūrėjas, šventoji dvasia, jūsų sąmonės plėtra. Aš galiu būti tik laidininkas, tas įrankis Dievo rankose, kuri gali priliesti jūs savo meilę, kuris sklinda taip pat iš aukščiausiojo. Aš galiu tik jums patarti, pasakydama tai, ką matau, įvertindama jūsų kūno būklę,
pasakydama tai, ką jau patyriau patirtimi, pasidalinti su jumis savo vizijomis, savo matymais, regėjimais, parinkti augalą. Tačiau ir tai yra tik žaidimas, mylimieji. Aš galiu pastatyti adatas, gydyti akupunktūrą, kaip mes įsivaizduojame. Visa tai taip pat yra tik žaidimas. Tik žaidimas tol, kol kitas žmogus pasitikė tavimi ir tol, kol tu irgi renkiesi būti tuo įrankiu ir žaisti šitame žaidime. Ir kada žmogus, kuris ateina, tu sakai, aš gydau meilę, dažnai jis pasimeta ir jisai suvokia kaip, tai ką tu gali tada? Apie ką mes čia šnekame? Ir tu turi jam pateikti, norėdamas padėti, turi jam pateikti savotiškų žaisliuko akupunktūrą, žolynai, nors iš tiesų žolynai ir visa tai, ką mes naudojame, turi labai didelę mūsų ne tik įtaką kūnui, fiziniai sveikatai, eteriniam kūnui, mūsų energijų tėkmei, energijai, srovėm, suvokimui. Iš tikrųjų, ta fizinio kūno gydymas, jis yra labai subtilus žaidimas, labai gražus procesai vyksta ir tu tą patį gali padaryti ir be tų augalų, ir be tų adatų. Bet tik tada, kad tas žmogus yra sąmoningas ir jis suvokia, apie ką tu kalbi, kur link tu lenki, nes pavyzdžiui, pačiam žmogui išspręsti dalykus, kurie daugybę metų glūdėjo širdį kaip tiesa, yra be galo sunku. Ir kada tu ateini į mokymus, į konferenciją, kada tu pradedi kalbėti apie tą patį virusą, jo tikrąją kilmę, jo tikrąją priežastį, kasgi tai yra? Ar tai iš tiesų yra dalykas, kuris mums kenkia? Ar tai yra įrankis, kuris geba pagelbėti mums? O kaipgi tai priimti? Ir kada tu matai tą didįjį stebuklą, kada tu pats, tai, ką tu matai subtiliajame pasaulyje, tai, ką tu pajunti visų savo kūnų, kai tu tai pamatai savo gyvenime, kaip tai veikia stebuklingai, tau norisi tik atsiklaupti ir dėkoti. Dieve, ačiū tau už tą paprastumą. Kaip aš tau galiu atsidėkoti? Kaip aš galiu žmogui tai parodyti? Tavo ketinimai galbūt yra tyri, gražus, ar ne tu nori, bet tu suvoki, kad tu negali eiti paskui žmogų, kuris dar nėra tam pasiruošęs. Mokinys turi siekti mokytojo, ne dėl to, kad mokytojas yra pasipūtęs su karūna, ne todėl, bet todėl, kad jame glūdi tiesa, šviesa, kurią priėmęs mokinys turės taip pat išnešti į pasaulį. Į pasaulį tai nebūtinai skleisti tai kitiems, nors jam ateis tas noras. Tačiau imti ir taikyti tai savo realybėje. Kaip tu gali sakyti, kad tau tai neveikia, jeigu tu prieš klausydamasis jau esi nusiteikęs, kad tai netiesa, taip negali būti, mūsų seneliai gydėsi taip pat, visas pasaulis buvo toks ir kas čia dabar per nesąmonės, kaip šitaip gali būti, o paprastai, suprantate, paprastai, arba tu jau esi pasiruošęs eiti tolyn, arba ne. Ir kiekvienas pasirinkimas žmogaus yra vertas pagarbos, labai didžiausias. Tik tai norisi pasakyti, kad šiame etape nenorėčiau bandyti įrodyti kiekvienam savo tiesos. Norėtųsi iš tiesų padėti kiekvienam, kuris pats sieks tiesos, kuris pats sieks savo kūno ir dvasios sveikatos per mane ar per kitą žmogų, o galbūt tiesiogiai atrasdamas savo ryšį su Dievu, nes iš esmės tiek gydymui, tiek dvasios prabudimui nereikalingas joks gydytojas ir joks mokytojas. Kartais mes būname kažkiek pasimetę, kažkiek nuklydę ir kartais žmogaus vienas žodis, vienas kažkoks impulsas, žiūrėk, ir atveria tavyje, pradeda spurdėti širdelę, pradeda eiti tas spindulys energijos impulsas. Ir kada tu pradedi kvėpuoti tą energiją, kuri yra pas tave neužblokuota, o skleidžiasi ir savęs, kada tu suvoki tą didelį kūrybinį ryšį, tą didelį kūrybinį bendradarbiavimą su savimi, su dvasios būtybėm, su subtiliuoju pasauliu, su kūrėju, su kiekvienu žmogumi, kuris ateina pas tave,
kuris prašo tavo pagalbos ne dėl to, kad jis menkesnis, bet dėl to, kad jis tiki Dievo šviesa ir tiki, kad tu gali jam padėti. Norisi iš tikrųjų parinkti kiekvieną žodį, kad jis gydytų sielą, nes žodis gydo, garsas gydo, meditacija gydo, malda gydo, žolynai gydo, maistas gydo, gyvenimo procesai gydo, gamta gydo. Yra tiek dalykų, kurie yra aplink jūs, bet daugumą žmonių to nemato. Tai atmeta kaip nereikalinga. Jie net nesistengia savo kūno suderinti su tuo, ką jie jaučia. Atverkite savo sielas, atverkite savo širdis, pamatysite, kokios jūs esat nuostabios būtybės, kiek jūs galite jausti, kiek energijos tėkmių, kaip jūs galite jausti sunkią, lengvą, didelę, plačią, siaurą, spengiančią, kaip jūs galite viską surišti ir tuo gyventi, tuo būti sveiku. Nereikia įsivaizduoti, kad jūsų kūnas sensta, nereikia įsivaizduoti, kad jūsų kūnas yra prikaustytas prie ligos, kad jūsų kūnas yra nubaustas už kažką. Jūs verti pagarbos, verti meilės. Kiekvienas. Reikia tą suprasti. Reikia suvokti, kad senojo pasaulio nebėra. Viskas yra nauja, absoliučiai viskas. Ir norisi pakviesti jūs į sekančią mano YouTube įrašą, kada iš tikrųjų pasidalinsiu tuo, ką žadėjau padaryti jau prieš kelias savaitės. Pabandysiu parodyti tikrojo viruso veidą, trumpai paaiškinti jo kilmę ir pasidalinsiu tais trumpais labai efektyviais metodais, kurie iš tiesų daro stebuklus, kurie geba per kelias valandas pagydyti jūsų kūną, jeigu mes galime sakyti, kad pagydyti. Iš esmės tai yra perėjimas, jūsų kūno evoliucija tam tikrame evoliucijos gyvenimo kelyje. Ir kaip visa tai yra gražu, kaip visa tai yra paprasta. Tai apie visą tai kitame video, o šiandien dar noriu pasidalinti apie kūrybą, va truputėlį mintis eina, kad jūs esate visiškai laisvi kurti savo gyvenimą, kaip sakiau, sveikatą, būvį, kurti naujus dalykus kitaip, jeigu jūs gyduolis ir jums sekėsi kažkaip tai gydyti, taikant tam tikrus metodus, pabandykite daryti tai kitaip ne dėl to, kad reikia kažką naujo sugalvoti. Jeigu jums kyla mintis, jeigu eina srautas, kaip aš vadinu, jeigu jūs suvokiate, kad dabar tai gali padėti žmogui, darykite. Jeigu jūs mokote vaikus, jeigu esate mokytojas, mokykit taip, kaip jūsų širdis jūs kviečia, nes tai yra tikrasis gyvenimas. Jeigu jūs išlydite žmogų iš šio pasaulio, bet jūs jaučiate, kad jūs negalite jo verkti, o jūs jaučiate visą kitą būvį, matote visą kitaip, išlydėkite jį kitaip. Nesirenkite jo tais rūbais, prašau jūs. Kiek yra dalykų, kuriuos mes užspaudžiame savyje vien tik todėl, kad tai yra tradicija, kad tai yra įprotis su tokia gaja. Patikėkit manim. Šiandien dienai tai yra labai svarbu pradėti kvėpuoti savo kūnu, pradėti kvėpuoti savo dvasia, kvėpti ir iškvėpti tai, kas yra šalia jūsų, kad pajustume tą vienį su viskuo, kas yra aplink jūs. Nebūkite pasipūtę. Nebūkite, neįsivaizduokite, kad jūs kažką žinote ypatingo ir tik per jūs gali įvykti kažkoks sudėtingas procesas šiame pasaulyje, kad tik jūs galite padėti žmonijai arba žmonėms, kad jums būtina kažką daryti, kad jūs pakeistumėt pasaulį. Būtina. Ir tai net nežinau, bet tikriausiai būtina tik keisti save, suvokti savo esmę, plėsti savo sąmonę, atskirti tą buvusį gyvenimą ir dabartinį, nebijoti naujumo, naujo mąstymo, naujo priėmimo, neatmesti to, kas skamba kitaip, galbūt dar nepriimtinai, nebūti visada tik stebėtoju, bet būti tuo, kuris, jeigu išgirdo, jeigu
suvokia, tai ima ir padaro, arba ima ir pabando ir laukia savo šviesos, laukia savo išgijimo, nes jūsų kūnai nėra sutverti sirgti, jūsų kūnai yra paruošti amžinai sveikatai. Aš jūs labai myliu. www.švarusžmogus.lt, Facebook puslapis Inga Skrudupienė, Facebook grupė Švarus žmogus, Telegram grupė Švarus žmogus. Iki kito pasimatymo.